metų buvot ir Panoramos operatorius, korespondentas ir... Ne korespondentas, tik operatorius. Operatorius. Buvot ir Kino mėgėjų draugijos pirmininkas Šiaulių skyriaus. O nuo ko jūs pradėjot iš vis? Ar fotografuoti pirmiau pradėjot, ar filmuoti? Netgi anekdotą pasakysiu, nereikia anekdotą pasakysiu, bet situacija buvo tokia. Tarnavau armijoje, mes turėjom vienas lietuvis iš Telšių, Stasys Daubaris, bendrai tarnavom. Ir turėjom sąlygas, gaudavom pinigėlio ne ant cigarečių, mes tuo labiau nerūkėm. Ir jisai pasiūlė, sako, aš perku kino kamerą. O tada kamera buvo, tokia mažytė, nedidelė, 8 mm juosta, perkom. Aš ant jo sakau, ką tu čia geriau fotoaparatą pirkis, ką tu, tu pamatysi. Kadangi tarnavom taip nesmarkiai apkrauti tarnybą, supranti, dar pinigėlis buvo nenaminis, laisvas, tai jisai nusipirko, ir pasifilmavom mes ir dabar išryškinom tą juostą, o aš jau gana pesimistiškai tą reikalą žiūrėjau. Tai buvo 62-63 metai. Ir šitą pasibovėm, ir pasižiūrėjom. Projektorius buvo tokia dėžutė, keturkampiška dėžė, viskas, garso nėra, nieko nėra, lemputė ir projektorius, viskas pirkta, nesaviveikla žinoma, pigiausi. Ir pasižiūrėjom, ten nebuvo nei ryškumo, nebuvo nieko, tik vaizdas, bendras vaizdas, tik tiek žinai, kad tai mes ten buvom ir jūs įsivaizduojat, man paliko įspūdį. Sakau, viskas, Staseli, aš irgi taip pat noriu. Ir mes armijoje įsitobulinom techninę pusę, įsiryškinti, nusifilmuoti, viską. Jau pradėjom ir veidus matyti, jau perkandom, nebuvau, aš nefotografavęs, nebuvau nieko. Ir įsigilinom, nieks mūsų nemokė iš savęs šitą. Ir vaizdeliai gavosi, ir armijos pasifilmavom, savo karinių rengimų pasifilmavom, tarp kitko aš jų ir dabar turiu juos, bet nėra kaip pažiūrėti, 8 mm, nėra projektorių, nieko nėra, ir nuo to pradėjau. Grįžau iš armijos, pradėjau dirbti savo darbelį pagal specialybę, esu matininkas, suprantate, ir pradėjau namie. Kadangi grįžau jau ratuotas, jau su kamera mėgėjiška, kamerytė mažytė, tokia čirškianti kaip laikrodį, prisuki. Ir kas filmuojama? Namai, vaikai, kaip ir priprasta visų mėgėjų, viskas prasideda nuo namų, čia mama parėjo, čia duktė užaugo, čia bliūdas nuvirto, čia šis bei tas. Tokia istorija mano pradžios. Ir paskui, kadangi darbė dirbo, aš kino mėgėjas, tai šefas pasakė, tai gal mes ką nors organizuojamės, irgi nusiperkam kamerą, pasifilmuosim susirinkimus, pasifilmuosim savo vardadienius, gimtadienius, dar ką nors miestą biškiuką pasifilmuosim panašiai. Saka, nusiperkam. Pradėjom judėti, aš čia, kaip sakant, kadangi dirbau vykdomajam geodezinėje tarnyboje, matininkų tarnyboje vadinamoje, suprantat, tai čia likau pastebėtas biški likau, vis tiek prie valdžios čia kažkur trainiojaus, buvau. Ir buvo pradėta kurti Kino mėgėjų draugiją. Paklausė, ar nenorėtum organizuoti. O sakau, pamėginsiu, tas darbelis nebuvo toks smarkiai apkrautas, pamėginsiu, pagrindė Kino mėgėjų, nuo to ir prasidėjo viskas. Šitą veiklą vyščiau, Kino mėgėjų draugijos veiklą vyščiau, kur tai nelabai ėjosi, nes gamyklų profsąjungos labiau rėmė šokius ir žaidimus, o foto, kadangi pigesnė rėmė fotografus labiau, o kino, taigi aparatūra vis tik tai, ir ryškinimai, ir viskas sudėtingiau, tų mėgėjų nedidelis ratas, jeigu ratas didelis, kaip sakant, kad suburti kūrybinę grupę.
labai sudėtinga, nes kas turėjo kameras, visi filmavo naminius reikalus, naminės įvykius daugumoj, o kad ant kūrybinio dalyko, tai praktiškai niekas. O prie gamyklų buvo tokie darbo mokslinio organizavimo skyriai. Jie buvo apginkluoti šitą techniką. Kino technika turėjo, fototechnika, tai tų laboratorijų, tų skyrių, jie buvo ne operatoriai, bet žmonės mėgėjai, kurie fotografuodavo gamybinius procesus, filmuodavo gamybinius procesus ir prie to paties jie užsiėmė, kadangi jau ir finansuodavo gamyklos, viską jau ten į pinigėlis, jau ir aparatūros šiokios tokios būdavo ir užsiimt galėdavai. Bet vis tiek daugumoje eidavo filmas, naminis, gamyklinis, savas, kad taip kūrybinis filmus padaryti, ar kokį nors, su siužetu rimtą filmą, ar panašiai, net ne tai rimtą, nors siužetėlį, kokį tipo, kad ir panoramos, 1 minutės ar 10 minučių. Ant to net neatsirasdavo, kaip sakant, minties nekildavo, nebūdavo tos. Produktyviausi buvo. Tai pedagoginio instituto buvo laboratorija, suprantat, laboratorijos vedėjas Sidaravičius toks buvo, suprantat, ir jisai, kaip sakant, kadangi studentai, ten kūrybinis jaunims, jiem gamyba nelabai domėjo, jie daugiau linkę buvo į kaip sakant, ant kūrybinių minčių, ant siužetėlių, ant ko, ir jie buvo tokie aktyvesni mūsų draugijai. O iš gamyklos ir Elnės, ir ryšiai aktyviai dirbo, ryšiai dirbo, Elnės gerai dirbo, televizorių gamykla, kadangi televizorių gamykla jie ten buvo uždari ir labai ambicingi, kadangi pas juos jau ten buvo viskas, ko jie norėjo. O praktiškai tai pagrindinė grupė buvo Elnės, pedagoginis institutas, šitas, dar neduočiau meluoti, ryšininkai dar buvo. Aktyviai dirbo, Radviliškio vienas berniukas gražiai dirbo, dalyvavo, kadangi buvo Šiaulių zonos. Telšietis, Janušas dar šiandien dar dirba, suprantat. Taip, bet tokios didelės kūrybinės veiklos, taip kaip buvo gerai apsijungę kėdainiečiai, panevėžiečiai tuo laiku. Aš šneku apie tą tarpą. 69, 73, 4 metai, taip, šitam tarpe. Geriausiai kino mėgėjai judėjo, tai Kaunas, Kėdainiai ir Panevėžys. Ten rimta vyrai susitelkė. Jie irgi buvo finansuojami ekrano, radio gamyklos. Čia brangus dalykas buvo tais laikais. O fotografų, kadangi fotografuoti, kaip suprantat, yra paprasčiau, ir apdirbti juos paprasčiau, ir viskas, tokie dalykai. O dabar, sakykime, kokios pavardės, kokie žmonės iš tų laikų, ką prisimenu? Su pavardėm sunku man yra pasakyti, Sidaravičių prisimenu, policijos kriminalistas buvo, pavardžių su pavardėm man sunku. Ir iš Elnio geras prietelius irgi, iš darbo mokslinio organizavimo skyrius. Pavardžių negaliu pasakyti, bet, kaip sakant, prisiminti sunku. Tai buvo labai senai. Jeigu bent jau ne pavardėm žmonės, jūs paminėjot Elnės, buvo policijai, buvo kriminalistas. Kriminalistas ir jisai buvo laboratorijos vedėjas, irgi užsiminėjo filmavimu. Sakykime, buvo Radviliškė, ne Normantas. Normantas buvo, taip, Normantas. Mano konkurentas buvo, stojant kaip konkursas kandidatui užimti televizijos operatoriaus, kino operatoriaus vietą buvo. O renkant jūs pirmininkų Šiaulių skyriaus, ar buvo konkurencija? Nežinau, atėjo iš pedagoginio Vancevičius, aš jam gražiai sudėjau viską į krūvą, sakau, vaikinė dirbk, aš nemokėjau gerai dirbti, sakau, tu padarysi gerai. Kaip matot, tai yra, kiek žinot, jisai yra nuveikęs žymiai daugiau negu aš. O kur jūsų buvo
kontora? Laboratorija vykdomasis buvo išskyręs, davė dailininkų namuose prie kapų, kur yra dailininkų studijos, kapų gatvėje, prie kapų. Davė po Ruselėje. 2 kambariukus, laboratorytė, šiltas, jaukias vietas, bendras salikės su dailininkais. Gyvenom taikoj, nieko, bet taip vat blankiai, nelabai aktyviai. O ilgai jūs ten buvot? Vencevičius, kai atėjo dirbti, jūs dar ten buvot? Jau ten nebebuvom. O kur? Jau buvo patižę, nes aš jau buvau perėjęs į televiziją ir tas viskas buvo užmesta ir priejo reikalas. Kažkaip Vencevičius aktyviau pradėjo reikštis ir aš jam viską gražiai, o toliau jau aš mažai domėjausi, nes jau prasidėjo mano vargai. Nuo 70, dar kino mėgėjų būdamas, paprašė televiziją, įsikūrė televiziją ir paprašė visų mėgėjų, padėkit, kas turi didesnės kameras, su mažiukiam tai nieks neėmė juostos, bet to 16 mm juostą, kas galėjo juostą siųsti, buvo kanalas, kur galima siųsti, neždavom į stotį ir nuveždavo į Vilnių. Nu ir dalyvaudavom panoramos kūrime. Ir suprantat, ir automatiškai jau daugiau kas aktyviau pasireiškė panoramos kūrime, suprantat, ir automatiškai vėl buvo pasiūlymas. Pasiūlymas buvo, kaip kūrė televizija Panorama, kaip kūrė korespondentų punktą. Čia buvo 70-72 metai Šiauliuose punktą. Paskyrė patalpas, paskyrė viską. Čia atliko partijos komitetas, ideologijos skyriaus 2 sekretorius. Tarp kitko, krikštatėvis buvęs pedagoginio instituto direktorius ponas Bendikas. Labai liberalus žmogus, labai šaunus. Nu ir mano krikštatėvis Panoramai ir pasakė, Bielskau, ar galėsi dirbti? Ir mano žmonas paklausė, sako, bjaurus, sako, čia darbas, kaip jūs žiūrite į tą reikalą, ne tai, kad sunkus darbas, bet ir tais laikais su savo plonybėm, kadangi laikai buvo tokie, kad ar tai alkoholio naudojimas, ar tai laisvos rankos, čia ta moralinė pusė, kadangi jis buvo labai korekt žmogus, domėjosi šito klausimu. Nu, kaip nors išvengsime tų dalykų, nesusipratimų ir panašiai. Čia eina kalba apie gėrimą praktiškai. Aš negėriau niekada, taip kad man problemos nebuvo to klausimu. Tai vat ir perėjau nuo mėgėjų, vat tas toks perėjimas, vat visa mano istorija į Panoramą. Vat ir išdirbau 28 metus iki Panoramos reorganizacijos kabutėse.